Na ką, sveiki mėlėjai, tai su jumis Dice Games. Tai va, sukuriu savo naują video. Kaip matėt, gal matėt kas nors, gal ne, aš vakar buvau kėlęs video. Bet kažkas ten susipyso, nesuprasi, video buvo gal kokių... Turėjo būt 4 ar 5 minučių ilgio, o gavos ten 10 sekundžių, net nelabai ten supratau, kas ten įvyko. Nu bet whatever, kaip sakant. Tai va, sugalvojau šiandien sukurti PK komentarį. Iš tikrųjų, paskutinį kartą dariau tokį dalyką prieš kažkiek amžių, net nežinau. Bet labai senai. Tai va, tai galvoju, reikia kažką panašaus sukurti. Nu gerai, daug nepliurpus, pratęsiu video suradęs sekančią fightą. Pirmąjį fightą, tiksliau. Nu, atralė palę. Gerai, fightas surastas. Su Torva yra vienas minusas, užpisantis. Fightą surasti. Šito fighto kažkaip per fuksą velniškai greit suradau ir velniškai greit vos nemiriau. Bet šiaip kai atėjai, nes, nu, šiaip tai aš riskinu furiu, kaip matot, 4 temai. Body, Legzai, Maulas ir Aegisas. Gaunas 4 temai, dėl to riskinu furiu. Ne, žmonės ateina ir pysa protas. Sako, ne, tu neriskini. Gerai, parodai inventorių. Sako, ne, vis tiek tu neriskini. Tu, tipo, inboxą turi. Karočią, ne, vis tiek jam netinka. Parodai visą inventorių iki paskutinio įtemo. Tada sako, nauty. Supras kaip nori maždaug. Tai bėsina, mane toks dalykas, aš galiu pasakyti. Arba būna, kai su Toro fightini. Va, pažiūrėjau, važiuokit, pamatysit. O, čia. Tarkim. Nu čia užseifinau, nieko aš nesakau, nes nedaug ir trūk. KO! Fuck, kiek mažai trūko. Come on. Ah, dar geriau, vat. Kaip čia palauk, kaip sakoma yra? Welcome to 2011 ar 2010. Nu kažkas to. Visi pidžina. Sekantis dalykas, kuris bėsina. O, seiferių dar pavadina Zajavys. Tai va, ir būna bachurėliai tokie, kurie, tarkim, seiferių mane vadina, ne? Tarkim, aš būnu kažkur 600 life pointų. Tarkim, išsitraukia Aegis. Nu come on, nu kas čia to pieva, net pašnekėt negaliu normaliai. Nu karočią, nu. Zajabys, nu. Stopų daug. Gerai. Ne, nu čia jau jokinga daros, karočią. Stopų daug nesąmonė. Nupyčintas 2 kartus. Vieną kartą vos nesukritau. Karočią. Zajabys. Oh my god, nu baig man kirs. Ai va, visiems patarimas, kas pėkinat visą laiką, naudokit Ring of Recoilus. Ai, telinės nafikas, kažkokia čia pieva. Tu kur, nu 2 kartus nupydžintas, į vieną kartą vos neėmė. Karočią. Vienu žodžiu. Gerai, kovosim prieš tą patį bachurėlį. Tikiuosi šį kartą nebus nupydžintas, nu, ką žinau, numuštas, nukiojantas, taip toliau, čia. Palėva. Opa, lyg žinodamas. Čia gerai. Nu gerai, apie ką aš tam praeitą kartą kalbėjau, jo, apie pydžerius. Tai va, jeigu kas nors žiūrit mano video ir esat pydžeris, tai balikit nafik iš čia. Nekenčiu pydžerių, stopų dogai. Jau vieną kartą buvau miręs, kai... Lag. Vieną kartą buvau miręs, kai riskinau... Deklausus, ką iš čia padarė. Nesupratau čia. Protect from Elio užsimetė, tipo, aš seifinu ir Protect from Elio užsimetė. Nosis yra dabar už mane daugiau HP. Logiška, nu.
Nu, iš tikrųjų su Torva neseifinti yra sunku, nes blemba, atrodo tiek mažai HP, iš tikrųjų yra daug. Safe? Dar mane seiferiu vadina. Karočią. Tomus tie žmonės. Karočią, dar pabėgo apšiai. Mane seiferiu vadina, kai aš užvalgau per jo specą, ne? Bet kai jis užvalgo per mano specą, tai jis neseiferis, ne? Jo, normaliai. Jis nepagauna kampo, kad aš be helmo, tai reiškia mažiau HP. Damės. 5? Wow. Šiūrė. Vienu žodžiu, man su šito fegotu, tai nėra laiko čia kruštis, vienu žodžiu. Toj pratek. Gerai, grįžau. Kovosim prieš 103. Va, vėl prasideda. How you risk? Parodai tuoj, paprašys inventorių. O, vienas biški kažkiek normalesnis. O čia retardų čia kraštas, nesuprasiu. Vės. Kas iš karto užlenks. Rembas, pets, nieko nežinau. Ja. Tai va, būtinai prisijungite prie mano klančiato. Mato, Dice Games turėtų galėti. Dabar žmonių nėra, nes yra smagiai valandų. O, nu kamon, nu, ble. Trečią kartą, nu kaip taip įmanoma? Pirmą kartą liko gal priešui 2 life pointai, dabar, va, šie čia jaučiu vienas koks liko. Yra. Biscuit for biscuit. Ajoj, įdomu kaip risk it for biscuit lietuviškai, pla. Rizikuok dėl sumuštinio. Paspinčinti šią. Parizikuojam dėl sumuštinio. Bam. Galėts mano dabar reikės. Mano rekoilai pasibaigė. Zajebys. Zajebys, zajebys. Jeigu mano lūtas, tai bus gerai. Thanks. Matot, kartais... Jo, tikrai aš su tavim šėrinsiu, tikrai aš tau duosiu. Na, plius, kai jis mane, man atrodo, nupidžino šiandien, taip. Gala kid. Nu, iš tikrųjų, vienas dalykas su Torvai yra pliusas tame, kad Torvą nurušinti yra beprotiškai sunku, nes jinai turi belę kiek HP ir belę kokį defą gerą. Pavyzdžiui, žiūrėk, teini, be helmo, be kokio, ką žinau, divino, be kažkokio ten super shieldo, ten panašiai, žiūrėk, po 300 šiam. Ir nurušinkė, jeigu nori, tarkim, D-class yra slashas, tai prakirskit per 300 tam 8. Matau sėkmės, galin. Tai va. Ir dar plius, kai tankini Rocktail Brew, tai apšė ten be šansų. Jo, dar greit galiu parodyti, kokį čia mes lūtą gavom. Iš tikrųjų, šitas nesiskaito kaip mano laimėjimas. Nu, jūs pagalvokit, blemba, žmogų nurušino ir taip pat čia laimėjimas. Nėra laimėjimas, čia, karočią, laimės dalykas. Nu, kol einam iki fighto, parodysiu jums dar vieną gudrybę tokią, kurią aš labai dažnai naudoju. Special Recovery Potion. Žiūrėkit, pamatys, 60 speco, išgerėt 85 speco. Tai tarkim, man nereikia ten stovėti, nevildę, laukti ten, kol atstatys tas specialas, paprasčiausiai ateinat, bum, paspaudėt Special Recovery, žiūrėkit, jau beveik full. Tai va, tai toks jums patarimas. Gerai, šį kartą kovosim prieš nieką. Ne, mes nekovosim prieš ją. Jis nereikia korasi bitch. Tu kurva užsipotinu, dabar ką daryti? Tarkim, žiūrėkit, maždaug kaip dažniausiai būna. Dabar tai apšė čia linksma. Kaip plan. Let's so split.
Žinau, kad turi korasį, žinau, kad gali man įpist kokius 700. Korasį, bitch. Ai, žodžiu. Va, kaip būna maždaug ateini, va, bėga žmogus. Ateini Fury spot. Žiūrėkit, stebuklas. What the fuck? Iš pirmo karto. Jo, dar taip nebuvo. Sure, why not? Čia tai geras, dar taip nebuvo. Kad ateitų pats žmogus pasiūlytų, tipo, užsipotinti. Čia ne. Ir dar plius už mane mažesnis levelis. Čia turbūt dėl video. Gali būt, ką gali žinoti. A, jo, ir dar sekantis patarimas, jeigu visi einat, jeigu, tarkim, fightinat su Daroko, ne, būtinai prieš einant į vildą užsimeskit Vengeance, nes po to, kai matot, aš feilinau, va dabar aš galėčiau užsimest dar kartą Vengeance. Dėja, aš negaliu, nes, matot, vienas Vengeance'is jo buvo ir iš karto į sekantį užsimė. Čia yra žiaurus privalumas, nes, tarkim, būna kiot, tarkim, abu Rembo varo, ten po 400, tai kai Torva yra, tarkim, ne, tai Torva turi, man atrodo, 400 life'ų daugiau. Dar plus jeigu yra su Sara Brew, tai tada vapšė dar geriau. Tai yra life Torva tada turi, man atrodo, jeigu aš neklystu, štuką, o šūdas, ne. Jo, Torva turi tada štuką 630 kažkur, tai maždaug jeigu apsikeičiat Vengeance'ais ir dar ten kažką padarot, tai šansas, kad jūs liksit gyvi ir laimėsit ten nuo Vengeance'o kompo, tai yra labai didelis. Jaučiu čia šnekėdamas nusišnekėjau, nes čia biški mane varto kai vaiką iš tikrųjų. Oh my god, aš galima sakyti jau out. Dabar reikia kokį Rembo ištraukti gerą, kokius bent 600, arba kombo belė kokį. Arba mirt. Arba taip padaryti. Jo. Jej, aš laimėjau. Jo, kaip matot, dėl to aš Torvą ir mėgstu, nes kaip jau sakiau, yra belekiek life pointų. Ir kai žmonės mano, kad neseifinu, tarkim, turiu pusę HP, iš tikrųjų aš turiu apie 800 HP. Tai čia yra žiaurus privalumas. Gerai, greit galim prašekinti lootą. Jaučiu bus tas pats, kas ir buvo ten praeitas mūsų. Ten, kuris nesiskaito kaip kilas, ten for free gauni. Vėl 1.800.000 bet tai kai Grand Exchange'as dabar yra crashinamas į gerąją pusę, tai kainos nežmoniškai kyla visko, kaip žinot, antradienį bus botų naikinimo diena, kaip bot nuke day, tai tipo nuke, tai kaip aš suprantu, brandolinis, tai karočią paleis į RS-ą brandolinį užtaisą ir visi botai tipo išnyks. Dėja, aš taip tikrai nemanau, kad įvyks. Maždaug be šansų. Nes jūs pagalvokit, vis tiek atsiras kažkoks bachurėlis, ten kompiuterastas belė koks, vis tiek jis išras ten tą botą naują kažkokį jaučiu. Ten jis kažkaip išmastys, kaip ten tą sistemą nulaužti, ten vis tiek džegėsi, nu gerai sėdi ten tie kompiuterastai, tarkim, ne. Nu, bet vis tiek atsiras koks ten moksliukas, ten karočią vaikas, gal kokių 12 metų, kuris ten vos ne Microsoft'e ten dirba. Tai tipo, jam ten bus sunku nulaužti RS-o kažkokią ten programėlę, kuri ten tipo botus ten naikina. Jo, manau, kad taip nebus. Vis tiek botai buvo, botai yra ir botai bus. Nu gerai, aš čia priplipiau, dar pabandom greit iš pirmo karto susirasti fightą. Tarkim, Fury fight. Ne, čia jie fightinas, kiek aš suprantu. Dar paklausim ne šia būtinas, kaip aš suprantu. Nors pabandys, gerai. Nu, okei, whatever. Žinau, kad jis riskina fighter hat. O, reset, būtinai. Kas nežinot, kas reset yra, tai tarkim yra glitchas toks, kad su draugu įeini į vildą, ne? Ir jeigu draugas padaro daugiau damage'o nei tu, tai kila gauna tas tavo draugas.
Tai dauguma žmonių tai glitchina. O resetas ką duoda, tai duoda to dalyko nuėmimą. Tai tas 100%, jeigu užmuši savo priešininką, 100% ir gauni. Ho, besta. Shit. Žiūrėkit, kaip mane suvartys. Holy shit. Rembo ištrauks man. Eina nafik. Paseifinsi nafik čia. Zdojat kokį... Gerai. Neatsibosi šiam bachuriukui feilint. Jis jau kiek kartų sufeilino. Jau mane rušindamas sufeilino. Palauk. Gal užseifino. Mane rušindamas sufeilino. Rušino dar... What the fuck sufeilino? Stop seifin, karoči. Vis tas bachuriukas trukdo man... O, purvo. Trukdo man komentuoti video. Va dėl to ir nemėgstu fightintis, kai žmonės riskina tą, ką bijo prarasti, dėl to jie velniškai seifina. Rembo! Ui! Nulis! Seifis. Nu, davai reikia ištraukti gerą hitą. Žiūrėkit, riskina. Rembo! Jau rušins man. Ir man dar skambina kažkas į telefą, tai tuoj palauk. Nu va, teko su vienu žmogeliu biškį pakalbėti per telefą, bet čia jau ne jūsų problemos. Beje, iš tikrųjų žmonės klausia, kodėl man taip sekasi torvą pikinti, tipo, kodėl aš tiek daug užmušų ten taram-param. Visų pirma, kodėl? Dėl to, nes kaip pamatėt, aš turiu, va, pavyzdžiui, dabar pas mane yra ne full HP, jie turiu štuką 307. Va, ir iš karto va, pradeda. Show risk parodžiau, hunter level 99 of course. Ką man daryti, kad pas mane 99 hunteris iš karto sakys no T. Zaibys maždaug. Va taip pabūna maždaug, kas važiuokit, ateisiu, full risk pot. Teis, show risk ar panašiai, arba no T iš karto va. Piesina, blin. Kur tas buvo ten, kur riskino daug? Jaučiu aš vengeance neužsimetęs. Gerai. Tikiuosi šį kartą gal nukombinsim, aš to fighter hat visai norėčiau. Nors aš jo negaučiau, bet variau. Bet tai aš biškį nepagaunu jo. Kam jis nešas to ragą, jeigu jis riskina vestą? Logiška. Afik, ne ačiū. Ir vėl, dabar rageins tas vaikas, kad aš inboxinu, tipo, opa, malfu, tvana. Iš kur jis gali žinot, kad aš turiu tą inboxą? O, zibys dar full HP. Fucking great. Ir mane ownina. Rapieras plus Vesta plus Dragon Defenderis ir dar Fighter Hatas, tai čia... Belė koks kombo. Kodėl jis seifina full HP, taigi... KO! Fuck, nu... Duodu garantą, kad aš per šitą fightą būsiu nupidžintas, come on! O, wow! Ką jis ten jėda, blin? Kaip taip man madės? O, ne tą su... Blet, reikėjo maulą išsitra. What the fuck? O, čia galėjo būti toks KO! Nuo vieno įtemerio būtų pasigaidinęs. Eik, tu nač. O, dar geriau. Nafik, aš su šito bakriuku nesifaitinsiu. Nu, whatever. Karoči. Tuoj pratęsiu video. Beje, sekantis dalykas Kolbankė yra toks dalykėlis. Neapsigaukit su tais visų įtemų kilimais. Tarkim, buvo toks momentas, kai Furio kainavo 9,6 milo, tai aš galvoju, blemba, maždaug nuo 6 milų kažkiek ten, nuo 6,7 pakilo iki 9,6, aš galvoju, čia taip ir kilas iki kokių 15. Nusipirkau 4 Fury ir bam. Fury, tuoj va, kaip tik, tuoj bus, žiūrėkit į tą, čia chatą. Čia buvo žmogus kažkuris pardavinėja.
Vienu žodžiu rašė sell Fury 8 mil. Tai va, Fury kainos vėl nukrito, supras, kaip tu tik tai nori. O aš 4 Furies nusipirkau po 9,3 mil atrodo. Galvau, o bliam, papigiai gavau, greit nupirko ZBs, maždaug. Tuo čia jie kainuos po 15 mil ir pliusė belė kokiam sėdėjęs, o bum, net 8 nekainuoja. Dėl to, kaip tai ir sakau, būkit labai atsargus tuo Grand Exchange, nes čia bedasi prikolai, kai sakat. Ai, priepa, help. Gerai, pabandom susirast greitai fightą. Nauti. Pabandom, ne, šitam nesiūlysiu. Negenčiu aš kaip per 10 reikia spausti. Piesin. Tiek daug buvau prapysęs aš tai. Nespėjai pavalgyti, nespėjai praklikinti ten, karočiui, nežinau. Beje, kol dar ieškau fighto, noriu pasakyti dar. Nu gerai, vienu žodžiu, man Camtasia nulūžo. Tai jis maždaug sekas labai gerai. Kažkokia durna diena šiandien, nežinau. Fight. Come on. You can do it. O, good. Turim fightą? Bet leistų išsiplotinti. O, su paprasta magija. Jo, senai dar tokį mačiau bakurėlį. Kad būtų 105 paprasta magija. Jau čia turi 8 prierį ir viską 9. Nu, ir dar prierį. Gufa. Thank you, come again. Vėl eilinis darokas. Tai va, žmonės klausia, kaip aš taip puikiai supikinu. Nu, patys mato. Ir va, eilinis lūteris. Ateina, please, can I have something? Little. Jis nori little. Turbūt turėjo meni little, bet... Ir nepasiduokit tokie, nebūkit geraširdžiai, neduokit. Jų vietoj jie jums nieko neduotų, aš garantą duodu. Jis vapšiais neturėjo super restorų. Eilė čia buvo darokeris, nesupras. Taip, šitas video jaučiu bus kokios valandos ilgavos, nežinau. Jaučiu kels man į YouTube'ą, tai mėnesį kokį. Nes, nu, iš tikrųjų žmonėti kelt ilgą, kai kiti ten, pavyzdžiui, įkelia, vienas bakurėlis įkelia valandos ilgio, kitas įkelia, man atrodo, buvo džadas visas live ten, nu, ne live, bet tai bent žodžiu visas nufilmuotas ir nepagreitintas. Irgi gal valanda 40 minučių, ten dar nemaksat buvo bakurėlis surinkdžiai, ten apšiais ilgai užtruko. Tai vat ir žinau, kodėl man Camtasia nulūžo iš tikrųjų. Nulūžo dėl to, nes pas mane diskerėtos nėra. Tai vat, pas mane hardas yra 302 gigų atrodo. Nu, mažai, žinau, reikia man kokių 2 terabaitų dydžio nusipirkti, tada man čia nereikės galvosų. Ir bėsina, nes kažkodėl Camtasia, kai saugo, tai iš karto automatiškai, kai filmuoja, viską saugo į tą diską, kur yra Windows'ai, tai C ar koks, nežinau. Pas mane kažkodėl jis F. Nu, žiūrėk, kai yra. O, C, jo, C, F kitą. Kai matot, 15,6 piko vietos. O filmavimai, tarkim, aš filmavau ten kažkur 23 minutės ir užtruko ir užėmė, man atrodo, jeigu aš neklystu, visus ir užėmė ir rodė, kad taip pat liko kitas vietos, o aš nosį išsaugojau į F diską. Nežinau, čia kažkokia pieva. Mes susiradom dar vieną fightą. Turbūt bot. Gerai, čia botnamas. Okay. Arba čia jis trolina, arba jis... Nežinau. Trolina. Maždaug koks tolkas jam buvo sakyt, okei, po to vėl, jis nieko nedarys. Turbūt vaikas sėdi kokį 5 metų prie kompo ir tipo kietas. Pavadom šitam pasiūlyti. Aišku, nesifaitinsi nesimani.
duodu 99,9% nesipainioju. Ir kaip? Nu, kažkokia įdomi diena šiandien visi faitinės. Kai būna dažniausiai no thank you, ten panašiai, show risk, parodau, ką užsidedu, parodau visą inventorių ir jie kažkaip išmąsto, kad aš turiu inbox. O ką daro inboxas, tai nuteleportuoja įtemus. Ir, nu, koks skirtumas, kad aš turiu 99 hunterį. Nu, taigi, bet kas gali teleportuoti tas įtemus. Taigi, nu, reikia ten šiam kažkelių hunterių, kiek aš žinau, bet gerai, aš iškeliu 99 ne tam, kad tą inboxą gaučiau, aš iškeliu tam, kad čia paseifinau. Magat safe rašys. Nes taigi galime, o kūrė, 427 taip pat. Pretty good, sako. Bet neblogai jie, kiek negeras pagaučiams. Čia man, čia reikėjo prariskinti. Čia man biškį seifino aš prieš iš tikrųjų. Nieko nesakau. Bet kaip minėjau storvą, neseifinti yra sunku, nes tiesiog man yra biškį, žiūrėkit, biškį daugiau nei pusę HP, iš tikrųjų 900, tai net nepauti, kai suvalgai ir patau, sorry, panašiai. Kai prie Daroko aš esu įpratęs, kai ten galima skaityti HP yra žiauriai mažai. Ne, bus. Dėrės, manai, žiūrėk. Ir dar mane seiferį vadina. Šokista čia merga ir Pickers Legend. Tipo kieta. Būtent, kad tik tai tipo. Iškietesnis, aš vis tiek jau žiūrėsiu. Nu, nebent nesėdint. O, man GF. Kaba ne. Jau galvojau, kad man bus GF. Nes matęs, kad kombo gali pareiti. Iš tikrųjų, aš taip ir mirštu, jeigu mirštu, tai būna arba kombo toks nerealus, su Vengeance aš pats ten išmaugo, ar iš kokio AJ-su įkertu 700-800. Arba būna iš lempos paleidžia iš AJ-su kokius virš 700, bet čia iš lempos. Kitaip, arba prariskinu kažkaip ir sufeilinu, panašiai. Nu, visko čia būna. Arba būna taip, kad išskelė. Arba dar būna geriau, kad į telebloką įkerta, tu būni beveik be foodo ir kažkaip sugeba tave su Storm of Armadyl ten užkert. Jeigu nežinot, kas Storm of Armadyl yra, tai yra tokia magija ten nauja kažkokia, nežinau. Pats nei kartą nebandžiau jos, bet tai... Jo, kai kerta, tai kerta. Per prierį po 200, ten 8 kaip nieko, o speedas kaip su kokiais dartais varytumos, ne. Na, žodžiu. Overpowered shit. Matišta, žodžiu. Pinas man šiandien tas liežuvis, nežinau. Gerai, palgų ieškojimus radau tą sumautą fightą. Vėl čia buvo prikolai, maždaug gala, shit, kas dabar? Maždaug gala, kažkoks bahurėlis atėjo, sako, he imp. Zajebys, maždaug, sako, no teeth. O, kai man pysna tokia žmonės, aš negaliu vest. Kas tam čia uždėjo? Kur aš noriu ten aš faitinu? Galvoju, Kobe. Bryant'as šiek tiek, Kobe Bryant. O, čia nereikėjo man seifinti. Kažkaip net nemaloniai pasielgiau. Nereikėjo čia man sės. Tas Kobe šiek kaltas. Kobe. Kaip... Vos ne kaip mano būsio šunio vardas. Buvo Tomas atrodo, čia Kobe. Nu, panašiai. Gerai, jau apie fightą. Kodėl aš vis laik turiu kovoti per 126 stoplai ir reikės eit užsimaksim? Pagalvojus, kas yra pakelta sumautą defą 99? O, nu, čia buvo tu klaus. Stoplai sakys, kad seiferis. Stoplo, aš galiu duoti.
Thank you, come again. LOL dar parašė. Taigi aš pro esu čia. Ir tai, čia buvo aišku nuo pačios fighto pradžios, kad aš numirsiu. Nu gerai, jaučiu šitam video užteks. Tai būtinai subscribinkit, reitingit, komentuokit. Šio video totalus profitas yra plius minus 15 milų. Jis man atrodo 3 ar 4 setus, aš dabar gerai neatsimenu. Jo, atrodo 3 setus parsinešiau. Viskas man užtruko kažkur pusvalandį. Tai plius minus 15 milų per pusvalandį. Not so bad. Tai va, tai būtinai subscribinkit, reitingit, komentuokit, thumbs up užmeskit, jeigu negaila. Jeigu kas nors nepatiko, tai komentaruose parašykite, kas nepatiko, gal sekančiam video pabandysiu tą klaidą ištaisyti. Nepamirškite prisijungti prie mano klančiato friendchat, nu kur kai užnisa klančiatas, friendchatas, nu kam pakeitė tą pavadinimą, nurodė. Prie mano friendchatas Dice Games su tretu gale. Ir ką šiam kartui bus tiek, vis dėlto nepamirškime, kad dar vis parduodu milus, nors jų čia kaip matote tik tai 10 yra, bet Darok setuose neužilgo susirinksiu vėl kokius 100 arba 200 milų ir taipogi dar aišku žmonių nusipirksiu milų. Tai va, jeigu reikia milų, parašykit man Skype ISIS 014 ir ką šiam kartui bus tiek ir davai. Šį kartą pys nesakysiu.